Sveiki gyvi, tai astrologija, vėlgi iš astrologijos tematikos. Senai norėjau pasidalinti tokiu įdomiu pastebėjimu. Kiek laiko esu Indijoje, tai nėra daug čia tų kontaktų su indais, kad čia labai aš bendraučiau ar kažką, tiesiog yra tokie, sakykime, čia bendravimas yra visai kitoks, jisai čia yra širdim, nes kai gyvenau Ispanijoje, man būdavo labai sunku susikalbėti su ispanais, jie angliškai nekalba, tuo tarpu Indijai visiškai nesvarbu man, ar jie kalba angliškai, ar nekalba, galima susikalbėti su bet kuo, nes yra tokia tiesiog širdies kalba, tai yra, tai faktas. Ir kadangi iki šios dienos tik tai galbūt keletas žmonių, taip kad labiau pabendrautum, teko sutikti ir paklausti to gimimo laiko. Astrologija sako, kad pagal gimimo laiką mes matom prigimtį, viskas ten yra užantspauduota, tarsi įdiegta programa. Ir tai yra ir pakeičiama, ir nepakeičiama, ir tai veikia absoliučiai visus. Tikrai daug kartų teko matyti tų vadinamųjų, Lietuvoje tikrai labai yra popsas populiaru, ten jie nušvitę, jau jie ten išėjo į kitas dimensijas, į 8D, ten visokios klėdėsius. Astrologija manęs nebeveikia, labas rytas, žiūri po kiek metų jau grįžta pas mane ir vėl klausia kažko. Ta prasme, nebeveikia, taigi tu jau 8D. Gerai, nes astrologija atspindi karminį kūną ir astrologija neveikia tik tų, kurie yra šventieji ir tų, kurie, tarkim, dabar man už 10 minučių turi grįžti karma, kad karmos nėra, vėlgi nebeklėdėkit, niekam čia tie klėdesiai neįdomu, viskas yra ir viskas vyksta ir jeigu dar kažkaip dvasiškai pradedi eiti, tai dar greičiau grįžta, viskas pradeda suktis milžinišku greičiu, dėl to dauguma bijo šitų visų praktikų, nes įsisuks karma vadinamoji. Bet jeigu dabar už 10 minučių man turi grįžti kažkas, tarkim, aš primušiau kažką prieš 70 metų ir man dabar būtent tai turi grįžti, taip susidėlioja astrologiškai visaip, bet aš tuo metu būsiu paniurusi į dvasinę praktiką, to neįvyks, tai aplenks mane, tiesiog taip yra. Dėl to, kas užsiema tikrom dvasiniam praktikom, tai tik jų ir neveikia. Bet norėjau labiau apie tą prigimtį pakalbėti, nagrinėjau 3 horoskopus indų. 3 skirtingus, taip gavosi kažkaip. Ir ta prasme, konkretus šokas. Šokas, kodėl? Nes atrodo, kaip taip iš viso gali būti, kad žmogus antiek veikia, viską gyvena pagal tą savo horoskopą. Pirmas atvejis, sutikau kalnuose, kai atvykau į kalnus, kur dabar ir gyvenu didžiąją laiko dalį Himalajuose. Sutikau tokį žmogų ant kalnų, jisai meditavo. Aš jį pavadinau Jėzumi, nes jisai labai panašus į Jėzų. Ir jisai, pakalbėjom, jisai buvo ir kitą astrologę Lietuvos sutikęs, Rešikešę, kažkada sako, jinai man pasakė tą patį, ką ir tu, profesionali astrologė. Iš Lietuvos gimimo, bet irgi Indija važinėja. Jėzus, tai ir jo lentelė, visiškai pasižiūri ir galvoja, kaip taip žmogus visiškai savy. Jisai niekada nežino, kur miegos, jisai paso neturi, nieko neturi, bet jis visą laiką saugo tokią dievišką apsaugą, nes Jupiteris ten kosminiai tokioje padėty, tai mokytojo apsauga, jisai šitam gyvenime turi dalinti žiniom ir taip ir būdavo. Jisai dauguma jogų tikrai nebendrauja su žmonėm, jie yra panirę į dvasinės praktikas, o jisai dar buvo tam savo kely, kur jisai sutinka žmogų ir jam su juo bendrauja, jam duoda tą šilumą, tokį džiaugsmą, tikrai tokios geros energetikos. Ir jo lentelė visiškai tą atspindi. Jis yra savo kely, savo dharmai, savo padėty. Tada antras žmogus, kurio gimimo laiką sužinojau, jisai kareivis. Visą gyvenimą buvo kareivis, jis dabar išėjęs į pensiją. Ir visiškai, ta prasme, Marsas ožiaragį, Saulė avinė, tik Lagna, žuvis ir Mėnulis skorpionė. Mėnulis skorpionė tai visiškai kareiviška savikontrolė, tai visiškai apie tai. Tuo tarpu Lagna žuvis ir reiškia į tą kariuomenę eina iš noro padėti, pagelbėti. Ir tai nėra tas kažkoks kareivis, kuris žudantis, tai yra tas, kuris saugo savo apylinkės, savo tvirtovę, savo tėvynę, tai žuvis, tai pasitarnaujantis besąlygiškai. Ir jisai savo kasdienybėje būtent taip ir gyvena. Pasitarnauja žmonėms ir pasitarnauja ir šventyklose, ir dvasiškai labai stipriai. Vėlgi visiškai atitinka. Tada trečias žmogus buvo toks jaunas vaikinas, verslininkas ir jisai turi savo kavinę įkūręs ir vėlgi jisai atidarė tą kavinę pagal tam tikrą gimimo laiką, sako, pažiūrėt, kaip čia, sakau, tai kad čia tobulai atidaryta, kaip iš vis įmanoma taip pataikyti tą atidarymo laiką, kad ir seksis ir viskas, nes dažnai žmonės padaro klaidingus sprendimus, apimti tos neišmanimo būnos, tos
vakarietiškos sąmonės. Čia jūs galite pykti, galite nepykti, kad aš taip dažnai ginu tipo rytų pasaulį, nors pati gimiau Lietuvoje. Nu, visiškai nesvarbu. Gamta yra be sąlygų. Ateis potvynis ir visus nušluos. Mes visi mirsim, mes visi sergam mirtina liga ir to kūno neliks. Nei šitos kūno dalies nėra, jos ateityje jau nėra. Tai yra be sąlygų, ta prasme, čia galim meluoti, kiek nori, vis tiek tai įvyks, lygiai tas pats ir gamtos dėsniai. Tai yra ir viskas. Ir jisai visiškai ten irgi 4 būstas, 4 planetos, jisai daug nekilnojamo turto turi, žemių, kavinę, savo maisto ruošybą, įkūrė tą kavinę per planetos Vėžį, kas yra visiškai mitybos srities specializacija. Ir, pavyzdžiui, nagrinėdama vakarų pasaulio horoskopus, dažnai žmogus 20 kartų klauso tą savo analizę, jisai kol supranta, kad tai apie jį, jam užtrunka laiko. Jis tiek apgaubtas kažkokių tai ten tėvų reikalavimų, kažkokių tai iliuzijų, kažkokių tai nesąmonių, mokyklos, aišku, Indijoje tikrai mokyklos yra irgi baisaus lygio, tikrai. Bet taip gaunas, kad čia toj erdvėje, toj energetikoje jie vis tiek nusikreipia pas save. Bananų pardavėjo, prigimtis taps bananų pardavėjo, batsiuvio, kažkokio programuotojo ar gydytojo taps gydytojo ir taip nukreipia dar labai labai stipriai į tai, ką tu turi daryti ir ką tu darai geriausiai ir kur tu geriausiai jautiesi. Dėl to ta visa energetika tokia pertvinkusi laimė yra. Laimė, nes nesvarbu, kad jisai koks nors karvių ganytojas, karvių ganytojas, jam tai gerai, tai yra jo, o kažkas kita yra namų šeimininkė kepanti čepačius ir jinai ten aišku gali sakyti, kokia jinai vargšė, jinai visą gyvenimą kepa čepačius. Bet kiek man teko tų moterų matyti, jos daugiau visiškai nieko nemoka, jos bando pardavinėti kažką ten vyro versle ir tu ateini, tu galvoji, prašau, kuo greičiau pakviesk savo vyrą, nes nieko nesupranta. Net paprastos prekės ar kaip ten kažką, netgi tokių dalykų nesupranta, reiškia, jinai ir daro geriausiai, ką moka. Tai kepti tuos čepačius, ar ne? Ir nėra to tokio masinio pablūdimo, tiesiog viskas tiesiog yra. Kodėl? Nes ta vedų astrologija ir yra tos visos šaknys čia, būtent čia. Ir kai sako, kodėl reikia čia indiškas praktikas daryti, indiškus vardus kartoti, pavyzdžiui, Om Shanti, Shanti, Shanti. Ramybė, Shanti. Kodėl dabar indiškai šneki? Kodėl nesakai ramybė, 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 ramybė? Todėl, kad tai nėra indų, tai yra sanskrito visų pasaulių kalba, dieviškoji kalba. Tiesiog čia tai yra daugiau išlikę, viskas, tiek žinių. Kada ta mūsų kalba atsirado? Ar jinai amžina? 100-200 metų? Kada čia kas sukūrė tas tautas? Tame nėra nieko amžino. Amžina kalba yra dieviška kalba, sanskrito kalba, kuri vis dar labai gilias šaknis turi Indijoje. Kas norėtumėt jungtis į astrologijos kursą nuo rugsėjo 1, 8 grupė, 10 mėnesių studijuojam, įmoka 108 €, mokymai grupiniai, nagrinėjam vieni kitus save, turime labai įvairialypės užduotis, apimam psichoterapiją, dvasinius dalykus ir tai, ką diktuoja lauko teorija, tai yra ką pajungusios jūsų antenos, rašykite ir jungitės.